Sveiki, čia Alfa taškas ir šiandieną pasišnekėsime apie politiką ir reitingus, kam sekasi geriau, kam blogiau ir kodėl. Šnekėmės šiandien su politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki, Bernarai. Sveiki. Tai Bernarai, Spinter tyrimai vasario 13 kaip tik prieš šventes pasirodė ir pirmas klausimas. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai populiariausi 13,3%, gruodį buvo kiek daugiau 15,3%. Bet pasakykit, Bernarai, kaip čia taip yra, kad tie konservatoriai visų nemėgstami, visų keikiami, o populiariausi? Nu, žinot, kai sakoma, Lietuvoje patikrina sociologija rinkimai, todėl rinkimai parodys. O kol kas tai yra tiesiog tokie markeriai ir bendrai paėmus mūsų sociologija, kokia jinai ten bebūtų, labiau primena kažkokius ne socialinius mokslus, bet metafiziką ir tam tikrą mantrą, kai tiesiog užkalbėjimais bandoma paveikti visuomenės nuomonę, nes juk supraskit, sociologija tai nėra, arba sociologinės apklausos tai nėra sociologija tikrai žodžio prasme. Yra kiekvienu atveju skirtingos metodikos. Yra kortelės, nėra kortelių. Yra sąrašas, nėra sąrašo. Klausimų formulavimai, jų patikimo, sakykime taip, pavydalas, eiliškumas, kiekvienas niuansas lemia vienokį kitokį pasirinkimą. Plus, kokios referentinės grupės dalyvauja, kiek apklausoje yra naudojama, sakykime taip, būtent žmonių, koks tai yra socialinis pjūvis. Bet kokiu atveju aš su humoru žiūriu į lietuvišką sociologiją, laikau ją bendrai politinės kovos instrumentų daugiau ir ji, kaip žinia, labai atitrūkusi nuo realios politikos. Bet bendrai paėmus visada reikia suvokti, kad tas, kas valdžioj kenčia reitingų prasme, tas, kas, sakykim taip, formaliai opozicijoje, nors dažnai tas opozicijoškumas yra tik tai nacionaliniu lygmeniu, o pavyzdžiui regionuose, taip nėra, nes, būkim biedni, bet teisingi. Ar galima sakyti, kad, pavyzdžiui, Vilniuje konservatoriai yra opozicija, ar ten jų tradiciniai partneriai? Turbūt ne visai. Kaune opozicijoje, dar kitose miestuose. Todėl čia viskas yra labai nominalu ir sąlygiška. Mano galva, bet kokiu atveju esminiai, jeigu kalbėti apie jau rinkėjo pasirinkimus, yra paskutiniai metai, iki jų dar toli, o dabar sociologija, ta mūsų vadinamoji, yra spaudimo priemonė dirbantiems valdžioj, kas, manau, iš principo yra gerai. Truputėlį politiką į šalį, pereikim prie tos sociologijos. Tai jeigu taip apibendrintai būtiškai, tai pagal jūs nelabai galima pasitikėti tomis apklausomis? Aš manau, kad ne. Aš manau, kad reikia vertinti viską kritiškai. Kritiškai reikia vertinti apklausas, kritiškai reikia vertinti politikų pasisakymus. Politikų, būtent vidiniai užsakomieji sociologiniai tyrimai, tai yra atskira istorija, bet jie todėl ir nevieši, nes būtent skirti tam, kad jie galėtų, atsižvelgiant į realias visuomenės nuotaikas, jų kaitą, styguoti savo viešųjų ryšių strategijas. Taip kad šia prasme reikia labai, sakant, atsargiai ir kritiškai į viską žiūrėti, bet, kaip ir sakau, visada tas, kas valdžioj, jis negali a priori būti populiarus, nes reikia priiminėti labai rimtus sprendimus, reikia galiausiai eiti į konfliktą, o Lietuvoje tai yra, galima sakyti, dar padauginta iš įvairių interesų, ar ne, interesų grupių, korupcinių įvairių istorijų. Ir tai daug ką, manau, vis tik keičia. Taip pat nepamirškim, kad dabar čia 13 diena, o pono Skvernelio istorija, pono Kazimiero Starkevičiaus istorija, ji dar šitoj sociologijoje neatsispindi. Nes prisiminkime situaciją, kaip buvo paskutiniai metai, ar ne, koalicijoje keitėsi vienas iš partnerių, išėjo Seimo pirmininkas faktiškai, toliau buvo lavina kritikos iš jo pusės kartu su konservatoriais dabar dirbančios vyriausybės atžvilgiu ir dabar bum, šitas smūgis iš specialiųjų tyrimų tarnybos, tikrai sociologai nesuvaikščiojo ir po kokių 2, manau, gerų savaičių, plius minus, gal net ir maždaug už mėnesio, mes galėsime pamatyti, jeigu vėlgi atitinkamai sustyguotas bus tyrimas, ar ne, jis
nebus parengtas profesionaliai, maksimaliai ir objektyvai. Vat kiek tai paveiks situaciją. O jis, be abejo, šitas visas skandalas paveiks sociologiją ir paveiks tą vektorių populiarumo partijų, kuris, manau, klostysi paskutiniu metu ganėtinai nuspėjamai, o būtent, kad mažėja tų, kurie valdžioje populiarumas ir auga tų, kurie opozicijoje, bet tokie skandalai, jie yra labai svarbus markeris. Tiesa, gali tiesiog pasidžiaugti, turbūt kam tai svarbu, kad tai neįvyko, tai per paskutinius metus prieš rinkimus. Nors dar mes gal, kaip sakant, dar ne vakaras, dar gal pamatysim įdomių istorijų, kurios sociologija veiks jau artėjant patiems rinkimams. Tai, Bernarai, jūs čia kaip užsiminėt, buvo tos STT apklausos ir dabar susiklosto tokia įdomi situacija. Per labai trumpą laiką 3 skirtingų partijų atstovai. Konservatorių Kazys Starkevičius, kuris buvęs ministras, šiaip pakankamai aukštas įtakingas konservatorius, nuėjo į STT. Iš vardan Lietuvos Saulius Skvernelis, buvęs premjeras, irgi nuėjo į STT. Ir aišku, Gintautas Paluckas, irgi neseniai buvęs premjeras, nuėjo į STT. Visų 3 partijų, sakykime, tai, ką jie paskui sakė, darė, tai labai skiriasi, nes konservatoriai kaip ir iš karto atsiribojo. Vardan Lietuvos jiem, aišku, situacija sudėtingesnė, nes Skvernelis yra kaip ir jų tas veidas pagrindinis. Bet vėlgi, pats Skvernelis pasakė, aš nebūsiu tuo akmuo partijų po kaklu, lyg ir stengiamasi tą krizę suvaldyti. Socialdemokratai man gal įdomiausias variantas, nes pačiam pats Paluckas kaip ir nesitraukia, nestabdo narystės. Bet jau ir Juozas Olekas, ir Vytenis Andriukaitis irgi sako, gal tu padėk tą suspenduok narystę, gal apskritai į Seimą pasitrauk. Jūsų manimu, kas daugiausiai iš to istoriją gali išlošti, kuri iš tų 3 politinių jėgų gali labiausiai pralošti? Vėlgi su socialdemokratai sudėtinga situacija ta prasme, kad aišku, jie paskutinį laikotarpį jau po rinkimų yra labai tokios plačios kampanijos kritikos ir, taip, puolimo prasme centre atsidūrė. Ir pats Paluckas, kuris buvo labai blogas pasirinkimas, manau, iš principo blogas pasirinkimas, bet čia kaip premjerui be abejo, nors turbūt tai irgi signalizavo situaciją pačioj partijoje, nes, kai tu turi pirmininkę, kuri tiesiog daugiau nominaliai, sakykime, tai vadovauja ir žmogui svarbiau toks daugiau simbolinis vis dėlto, būkim biedni, bet teisingi postas Briuselį, negu kad darbas nacionalinėje politikoje, galiausiai ir atitrūkęs žmogus, matys, smarkiai nuo visko buvo. Tai tas nestebina, bet jie konsolidavosi. Suprantat, senoji nomenklatūra, ji sugeba save surinkti iš tų gabalų, kurie lieka po politinių batalijų ir kažkiek mobilizuotis. Mes tokias partijas turim 2, tai konservatoriai ir socdemai. Konservatoriam reikia, kaip sakant, atiduoti duoklę. Jie stengiasi, jie dirba su jaunimu, jie neužmiega ant laurų, dažniausiai prisidirba taip, bet suprantat, prisidirbti yra viena, o užmigti ant laurų yra visai kas kita. Aš manau, blogiau yra užmigti ant laurų, negu prisidirbti. Vat socialdemokratai užmigę ant laurų pramiegojo, manau, keletą momentų. Konservatoriai, jie, ačiū Dievui, ta prasme atidirbę šiokią tokią taktiką, kaip tokiais momentais elgtis, juolab turi nemažai patirties ir tas kažkiek veikia, manau, o su Skvernelio kompanija čia visai blogai, galima sakyti, tiesiog katastrofa, nes jis visada save pozicionavo kaip toks, suprantat, tiesos balsas, kaip toks didis politikos moralistas, tiesiog mūsų politinis Seneka. O finale, gelda tai suskilo, suprantat, ir kadangi tavo partija tai yra vieno lyderio partija, nes mes matėm, kaip ten vyko tie rinkimai pirmininko ir kaip viskas tenais klostėsi, supranti, kad čia kaip su darbo partija. Yra Uspaskichas, yra partija, nėra Uspaskicho, nėra partijos. Ir jokie Mazuroniai neišgelbė. Su Skvernelio partija lygiai ta pati istorija. Yra Skvernelis, yra partija. Nėra Skvernelio, nėra partijos. Kitaip ir būti negali vieno lyderio, vienos problemos partijos atveju, nes
žinot, apie tą fenomeną posovietinių šalių daug yra rašyta ir analizuota, kas tai yra, to vieno lyderio partijos, čia ne mes esam išradėjai kažko, bet faktas tas, kad žmogus čia, jo persona, yra labai svarbu. Kitaip tariant, tai yra politinė partija, kuri yra konkrečiai personifikuota ir ji rinkėjų akise yra personifikuota. Todėl negali būti nekalbos apie partiją be Skvernelio. Jos reitingai, jeigu jis pasitraukia, jie tiesiog ištirps, įsisklaidys kaip dūmas. Lukas Savickas, Agnė Širinskienė, Virginijus Sinkevičius, šitos personos, manot, neišgelbės partijos? Kalbant apie ponę Širinskienę, kuri turbūt viena iš tokių ryškesnių personų, ar ne, ji charakterizuoja dar vieną tokį mūsų politikos fenomeną kaip politinė mimikryja. Lietuvoje iš tiesų yra labai daug politinių personažų pakeitusių ir daugiau negu, man atrodo, po 5-6 partijas. Tam tikrą prasme, ponė Širinskienė, man atrodo, netgi tapo tokiu blogąją prasme politinių talismanų, juodąją žymą kaip pas piratus, kurią perdavus tu ne sėkmę siunti, o atvedė prie nelaimės. Tas įvyko paskutiniu laikotarpiu su Žemaitaičio partija, tas atsitiko ir su pono Skvernelio partija. Todėl aš nemanau, kad ji turėtų potencialą kažkokį kitokį, negu kad būtent tokios blogos žinios tiems, pas kurios ateini būtent atnešimo prasme. Sakykime, jeigu šita Skvernelio istorija, jam įtarimai kaip ir nepareikšti, kol kas viskas tylu ramu, bet jeigu jisai taip išplauktų, visgi ar gali dar išsigelbėti jo politinė karjera, ar tas toksai, žymė lieka, kad tos apklausos buvo ir žmonės vis tiek dažnai būna po tokių nieko pasibaigusių tyrimų, lieka pas juos tas toks, kad kažkas vis tiek buvo, jeigu juos tai domėjosi. Pasižiūrim į praktiką mūsų, iš tiesų labai daug atvejų, kai baigėsi niekuo. Man atrodo, dauguma atvejų baigėsi niekuo ir buvo labai tokių daug parodomųjų akcijų ir savivaldos lygmenių, netgi kažkada ten Vilniuje ir Panevėžyje, kur tik tai nevyko, Šiauliuose, šiaip bendrai. Tačiau pats statusas, kurį gavo Seimo nariai šiuo atveju, politikai, specialių liudytojų, tai pagal visą tą praktiką yra kaip įtariamojo statusas. Tiesiog, kadangi jie turi imunitetą, jiem negalima taikyti šitų mums visiems paprastiems mirtingiesiems taikomų teisės normų, tų pačių apibrėžimų, ir todėl yra sugalvotas tas specialių liudytojo. Pavadinimas, kas reiškia tiesiog tą patį, ką įtariamasis. Bet kol nėra apkaltos arba kol nėra, sakykime taip, nuimtas imunitetas, tol jie negali būti niekaip traukiami atsakomybėn ir negali būti jiems formuluojamas ten kažkoks kitoks statusas. Mes pamenam precedentus Seimo narių atveju, kai tiesiog juos ten pašalinus iš Seimo, iš karto buvo visai kitas statusas, ten kaltinimai pateikiami, įtarimai ir visa kita. Todėl kol kas viskas tokioj pakabintoj stadijoje, aš manau, jį tiesiog pakabino ir kol kas jis kabo, bet kokiu atveju, jeigu tu jau buvai politikos moralistų ir mokėjai kitus gyvenimo tiesų, tame tarp ir poną Palucką, kitus, tu natūraliai įmerkęs nagelį į tą, sakykime, taip, bitumą įklimpai. Ir vargu, ar šiuo atveju netgi, jeigu viskas pasibaigia tiesiog be jokių ten pasiekmių, būtent teisinė prasme, moralinė prasme, pasiekmės lieka. Ir aš sunkiai įsivaizduoju, kaip po viso šito ponui Skverneliui pavyktų iš šitos citrinos išspausti limonadą. Nors, jeigu taip prisiminti jo ankstesnę karjerą ir tas istorijas su buvusią Seimo pirmininkę, su pabėgusiu kaliniu, kai jis buvo ministras, jam tada pavyko, bet bijau, kad 2 kartus į tą pačią upę neįbrisi. Tai sakote,
tas atvejis, kai dėl vagies keliuko Skvernelis buvo linksniuojamas, šį kartą nepasikartos, neišplauks taip paprastai jau. Tai keliukas čia mizeris palyginus ir ta naktinė istorija, kai gaudė su automatu pabėgusi kalinį, jeigu pamenat, kada jis nustojo būti ministru ir kada jį tada pabandė persivilioti, ar ne, partijos, nes jis išgarsėjo su tuo savo naktiniu pokalbiu su tuometinė Seimo pirmininkė ir matyt sužadino kai kuriuos tokius lietuvių archetipus politikos, kurie jam davė impulsą, būstą, bet kaip ir sakau, dabar čia istorija gerokai sudėtingesnė ir platesnė ir tiesą pasakius, įvertinus mastą plus kontekstą, o juk ta istorija su ta augalininkystės tarnyba, su jo ta patarėja čia, ojojoj, aš nepamenu, ar būtų kas nors panašaus. Gal galima prisiminti Kauno tą veikėją mūsų, ar ne, kur buvo prieš tai didžiausia korupcinė byla, kur ten, žodžiu, nuteisė, paskui ten beveik išteisino, paskui vis tik pasodino, dabar išleido. Tai čia kažkas palyginimo, nors kyšio dydžiai, ir sumos, tai nepalyginimas. Ir plus šita istorija apima, aš sakyčiau, keletą tokių sektorių. Čia matyti ir su kontrabanda yra dalykai susijęs, su aukso luitai, su to vadinamo auksiniu batonu, visą tai parodyta ir tai parodyta pakankamai, manau, kryptingai. Nes, tiesiog pasižiūrėkim, pas mus istorijos kai kurios viešinamos, kai kurios ne. Pavyzdžiui, Stepukonio nieks nematė, nei prie teisėsaugos institucijos, nei su apykoje, nei dar kažkaip. O visa šita istorija su augalininkystė, mūsų ta nuostabia, viskas parodyta maksimaliai demonstratyviai. Tiesiog juodo ant balto viskas surašyta, plus turint omeny Skvernelio statusą, reikia įsivaizduoti, kad ir tie patys žmonės iš STT, kurie visą tą gvildena reikalą, puikiai supranta, jeigu ten nieko nėra, tai labai pavojinga. Skvernelis vienas pavojingiausių, manau, mūsų politikoje žmonių, ta prasme, svorio politinio, prispaus, ką nori, nes tai yra žmogus, kuris turi labai tokią, aš sakyčiau, kieto aktoriaus politinio reputaciją. Todėl aš manau, jį vis tik jo buvusi patarėja įdavė ten su ausim ir tik po to, kai turbūt, aš vėlgi darau prielaidą, tie, kas tą reikalą rutulioja, suprato, kad yra dalykai, kurios neišeis atmušti. Čia jau, kaip sakant, žodžiu, kaip pokeriai. Kombinacija be galimybės ją permušti. Gerai, Bernarai, palikim šiek tiek Skvernelį ramybėje, grįžkim prie reitingų ir socialdemokratų. Dabar prieš 15 mėnesių socialdemokratai buvo aukštumoje. Į Seimą atėjo, jeigu neklystu, 51 socialdemokratas, daugiau negu trečdalis Seimo. Praėjo 15 mėnesių, šiandien tos apklausos rodo, aišku, paklaida, bet socdemai yra 5, tai konservatoriai lenkia, valstiečiai lenkia, netgi ta pati Nemuno aušra turi 7,5% šiandien. Socialdemokratai 4-5, jie kartu su liberalų sąjūdžiu turi po 7,3% pagal Spinter tyrimus. Ir dabar toks įdomus dalykas, jeigu aš neklystu, tai žurnalistas Šarūnas Černiauskas, kuris Palucką ir pagavo, iškėlė tokią versiją, kad ankstesnių kadencijų metu socdemai prisijungdavo tas marginalias partijas ir per kadencijas tiesiog suvalgydavo. Tos partijos susitraukdavo, aptrupėdavo, kadencijos pabaigai jau tie rimtesni politikai iš jų perbėgdavo pas socdemus. Dabar, anot Černiausko, gaunas toks atvirkštinis variantas, kad socdemai prisijungia Nemuno aušrą, tikėdamiesi, kad laikui einant subyrės. Gaunas atvirkščiai, kad Nemuno aušra jos valgo. Kaip jūs įvertintumėte tokią teoriją? Valgo. Ir valgo dėl to, kad Nemuno aušra, kaip ten bežiūrėsi, ji turi tam tikrą ideologiją. Antisisteminė ideologija, galima vadinti ją visaip, nesmė. Esmė ta, kad ji demonstruoja būtent tokį ideologinį stuburą, kuris elektoraliniai bazė yra patrauklus visame tame fone kitų partijų, kurios visiškai to nedemonstruoja.
Ir tie patys socdemai be abejo irgi yra gera to iliustracija, to tokio ideologinio bestuburiškumo, kas problema, manau, ir jie atsirado ne vakar, jie atsirado seniai. Manau, labai rimtas skambutis nuskambėjo jiems tada, kai žlektelėjo tuometinė visa ta partinė socdemų vadovybė, atsisakiusi paklūsti partijai ir išeiti iš vyriausybės, tada tik tai jaunasis Sinkevičius išėjo, kaip pamenam, tai buvo labai rimtas skambutis, kad su subordinacija ir disciplina ir ideologinė ir kitokia yra partijų blogai. Todėl be abejo tai, kas veikdavo anksčiau, dabar veikia prasčiau ir gerokai prasčiau. Tačiau nurašyti socdemų partijos aš negalėčiau niekaip, nes tai yra nomenklatūrinė partija be abejo. O nomenklatūrinė partija, ji yra stipri tuo, kad kontroliuoja gausybę įvairių, sakykime taip, regionų, taip, savivaldybės ir kitus išteklius, vienaip ar kitaip, administracinius, formalius, neformalius ir taip toliau panašiai. Todėl jie be abejo nukentėjo stipriai, nukraujavo stipriai, dar nukraujuos. Manau, rinkimuose jiems seksis prastai ateinančiose. Ir tie bendrai kritikai, kurie sako, kad jų populiarumas krinta, ta prasme yra teisūs. Mes tik nežinom realiai, kiek tas kritimas yra, nes sakau, ta sociologija mūsų tokia. Vis dėlto, ką labai norėčiau, kad Lietuvoje mes turėtume būtent vis tik dažnesnė rotacija bent dalis parlamento. Bet dėja, su vienu rūmų parlamentu to padaryti neįmanoma, nes mes žinom, kai yra dviejų rūmų parlamentai, dalis parlamento keičiasi kas porą metų ir tai būtų labai sveika. Bet šito mes neturim, todėl belieka tiesiog apeliuoti į jų gerą valią ir kad jie atsižvelgtų į visuomenės lūkesčius, bet kadangi pati pilietinė mūsų visuomenė silpna ir neturi instrumentų realiai įspausti, o tie resursai, kurie pilietiniai yra, jie dažnai yra paveikti konjunktūros ir siaurų politinių interesų, todėl finale jie galės net ir būdami super nepopuliarūs veikti iki galo, iki rinkimų ir tik po to bus pakeisti. Prisiminkim, lygiai ta pati istorija buvo arba panašiai su Ingridos Šimonytės vyriausybė. Super nepopuliari premjerė, super nepopuliarus ministras, pats partijos lyderis, ten su dar didesnė nepopuliarumo ir antireitingo kupra ir nieko. Kaip sakė Ingrida Šimonytė, nepatinka valdžia, po 4 metų kitą išsirinksi. Ir jį visiškai teisi, mūsų sistema veikia šitaip. Todėl ta sociologija yra postringavimai politinėse paraštėse, daugiau nieko. O karavanas eina toliau, mums belieka tik tai amsėti kaip tiem ciuckiam. Bernarai, man toks klausimus kilo. Jau 35 metai, kaip Lietuva laisva ir nepriklausoma. Jau kai kurie jaunesni lietuviai turbūt ir nepasakys, ką reiškia tas žodis nomenklatūra. Kaip čia yra, kad 26 metais, 2000 mes vis dar turim Lietuvoje tą nomenklatūrinę partiją? Ne, mes turim nomenklatūrinę struktūrą, kaip ir sakau, per kelias partijas, per konservatorių, socialdemokratų. Tai yra struktūros išėjusios iš anų dar laikų, turėjusios pakankamą plačią atramą buvusioje komunistų partijų, vienai per taip, nes ir patys komunistai tie buvo, kaip pamenat, buvo ir komunistų, antikomunistų, ar ne, ridikėlių, visokiausių kitų. Prisiminkime visą tą logiką su KGB sąrašų neviešinimu, nes juk daug kas dirbo KGB, perėjo ir tapo patriotais, taip kad tas dalykas įvyko ir mes tai priėmėm pačioj pradžioj. Tai buvo priimta kaip, tokia galbūt neišvengiama blogybė, kurią su laiku galbūt mes pakeisim, bet buvo neįvertinta inercija visų pirma ir paveldimumas, būtent administracinis ir biurokratinis. Jis visada, kaip dar Maksas Weberis mokė, jis pergyvena visus. Ir aišku, kad tas dar iš posovietinių laikų atėjęs, sakykime, taip, backgroundas, jis transformuodamasis, kažkiek keisdamasis, prisitaikydamas savo daro ir tu niekur nuo šito nepabėgsi. Plus, tam, kad šitą situaciją pakeist, reikia plėtoti, stiprinti alternatyvą. Tai yra vienintelė alternatyva nomenklatūrai, tai yra pilietinė visuomenė. Ir ne šiaip pilietinė visuomenė, supranta, ten kažkokių aktyvistų prasme, bet instituciškai. Pilietinė visuomenė turi būti institucionalizuota, tai yra organizuota nuo savivaldos, nuo bendruomenių iki įvairių sektorių.
kas buvo visada stabdoma ir tai buvo stabdoma nuo pat pradžių, aiškinant, dar aš labai gerai prisimenu ten 94 metais, 95 autonomininkų problema, kad girdi, va, rytų Lietuvoje, šalčininkose baisus dalykai ir reikia laikyti va tą valdžios vertikalę, kad neduok dievė kas nors blogo nenutiktų. Ten lygtais nieko blogo nenutiko, daugmaž, arba nutiko, tik mes nepamatėm, bet kitur nutiko tai, apie ką mes dabar kalbam, kad pilietinė visuomenė faktiškai ji iki šiol yra tokioj, žinai, pradiniai stadijoje formavimasis, nomenklatūra jį persistatė, persiformatavo ir dirba sėkmingai su visais tais projektais jiems ir jų klientelai, ar ne, naudingais toliau, nu, o mes skaičiuojam nuostolius, nes, nu, tiesiog tų korupcinių istorijų Lietuvos tuose 34 metuose, na, jeigu taip žiūrėti, yra tiek, kad, nu, tiesiog aikčioti pradedi. Ten tas smulkės istorijas ministerijose, tai mes net ir pamiršom. Ten didžiųjų istorijų mes turbūt kokį tuziną galim priskaičiuoti ir tame tarp ta paskutinė viena iš jų. Bernarai, ačiū labai už pokalbį jums. Prašom. Ačiū, žiūrėsim, iki kitų kartų.